Labas rytas. Ruošiamės į Kuršėnus, pamiršom paspirtuko, tai liekam visų greičių pasim, gal šiek tiek biškį vėluosim, bet spėsim. Nuotaikos kokios mūsų, tai tokios įdomios. Pro lygą tai tenais kažkokių nusiteikimų rimtų nėra. Taip galvojam suvažiuoti kvalifikaciją neblogai. Ir jeigu kokią nors porą gautume top 3-2 ir į top 3-2 pakliūtume, tai čia būtų iš fantastikos srities, nes mūsų padangėlė bus tik tais 225, arklio galia bus tik tais 340 arklio galių, 300 Nm, kai pas visą Hebrą po 700, po 600 N ir po 800. Tai sakykime, konkurencijos tokios kaip ir negalėsiu duoti, bet gal techniškiau gal suvažiuosiu, gal sakykime, surinksiu geriau klipus negu kiti, tai važiuosim, ar čia seksis ar nesiseks. Bet toks nusiteikimas, toks dvejopas. Ta prasme, nėra kur dingti, yra galimybė sudalyvauti pro lygoj. Linas leido dalyvauti, tai sakykime, ačiū Linui už tą galimybę, o mes bandysim nepašykti markės, tvarkingai suvažiuoti, kažko nepridirbti. Ir tikėkime, gal išeis ir poruose suvažiuoti bent vieną kartą. Vydas Narauskas, be jokios abejonės, irgi vienas iš pretendentų užimti aukštas vietas šiandieną. Kita vertus, trūko truputėlį tikslumo būtent kalno lietoje zonoje. Ten tikrai ne pati tobuliausia trajektorija. Trūko šiek tiek man efektyvumo būtent ten. Ir Aleksandrą Ivanovą pagal sąrašą praleidžiame. Audrius Kasparas dabar turėtų būti mūsų dėmesyje. Beje, pro lygos debiutantas, šio sezono apskritai debiutantas su tikra M-ke, E-KEM6. Labai džiaugiuosi šiuo sportininko. Audrius Kasparas mums pademonstruoja labai gražų bolidą, tokį pakankamai gerai išlaižytą, sutvarkytą E-KEM6 M3 paruoštą sportui. Kita vertus, trūko jo važiavime, galbūt faktas ir patirties. Šiek tiek priminsiu, kad jis yra šio sezono debiutantas. Jam berods tai pro lygoje pirmas etapas, jeigu neklystu. Ir 55 skaitiniai balai, trūko labai daug kur kampo, o taip pat nebuvo tikslinga lietoji zona pačiame kalno lėčiausiame taške ant posūkio. Prie starto linijos šiaulietis Audrius Kasparas, jo debiutas pro lygai, palaikykit kraštietį. $64 skaitiniai balai pas Rimvydą Narauską, tai jisai pablogina savo rezultatą. 67 skaitiniai balai pirmojo važiavimo, o dabar Audrius Kasparas.
Kasparas daro klaidą čia leidžiantis žemyno kalno, teisėjai nori pažiūrėti pakartojimą, ar čia buvo 0 ar ne. Kita Šiaip vertus, važiavimas neblogas. ir, nepasakyčiau, kad labai geras iniciacija, irgi net to vietoj, kur reikėtų būti iš esmės. Bet Kasparas. prisiminkim, čia yra jo iš viso pirmas sezonas drifte. Jisai pernai pažiūrėjo varžybą, sako noriu. Ir šiemet čia yra jo 3 varžybos iš viso, 4 gal. Nes šiaip pažiūrėjęs lygo, čia visiška avantūra į pro lygą, tai taigi jis tą trasą įveikė. Čia jau visiškas high-five balius turi būti. Per prasme, ir mašina nėra per daug galinga, čia yra tikrai MK3, 6 cilindrai, ten 300 km turbūt bus kokia. Tai, šiaip nukelta kepurė, o jeigu ir pasitiesino, tai maty galas. Duosi taškų teisėjai. Duos, sakė. Biški. Tai Audrius Kasparas teoriškai turėtų galbūt pretenduoti į top 32, 55 skaitiniai balai pirmojo važiavimo, o dabar antrojo važiavimo 44 skaitiniai balai. Merilo iš Estijos 18 startinis numeris kvalifikavosi su 98 balais kvaloj. Aš sakiau, kad tai turėjo būti 100. Kažkas vienas iš teisėjų pagalėjo tų kelių taškelių, bet aš galiu atskleisti tau, jeigu lietuviai Lietuvoje 100 negauna, tai Estas irgi negaus Lietuvoje 100. Okay. Na tai kaip jautiesi po šitų varžybų? Nu ką, slogės nuotaikos, norėjom geriau ant kokį 70 balų suvažiuoti. Gavom iš pirmo kvalifikacijos 55, nes pasistačiau per vėlai, iš karto daugiau stabdžiausi ir praradau greičio. O praradus greitį neužteko galios pakankamai kilti kalną. O ant kvalifikacinių gavosi 44 lygtais, tai ta prasme dar pasibloginau, tai likom 35 lygtais. Sakykime, svarbu, šiandieną nesulūžom, nesudaužėm automobilio, kažkokių incidentų nebuvo, viskas gerai. Tai tas svarbiausiai. Patirties gavome, daug žmonių, gal sakykime, toks ir psichologinis spaudimas. Prie tokio renginio nesupratęs, tai, sakykime, patirties tikrai gavom. Krešas, dvigubas. Vienas rimčiausių incidentų šiandien, ponios ir ponai, turime labai didžiulį krašą. Nu ką, šiandieną susirinkom Kuršėnuose Street lygos etape. Iš po vakar pro lygos pasibandymų, tai pavargęs jaučiuosi. Mindaugui šiek tiek su temperatūro problemų, kaista variklis, tai sprendžia kur problemos, tai bandysim šiandien sudalyvauti, žiūrėsim kaip seksis toliau. Lietus stiprus, skęstam, pavažiuoti neįmanoma, gal ir įmanoma, bet ta prasme neįdomu, nei smagu. Tai aš kai ant lašinių slidinėju, tai visiškai jokio malonumo. Kaip tau, Mindė? Sunku, dar rodo lietų porą valandų. Man atrodo, kad ne kas bus. Ta kvalifikacija darysimės, tai nežinau, apie nieką turbūt bus. Čia turi mums sakyti spoteris va šiandien. Ką galvoji, įmanoma pavažiuoti per tokį lietų? Jo, įmanoma. Ar bulvės ravėsim? Ne, neravėsim, gerai. Nu ką, mažutis, varyk ant sniegą pačiaužio.
Nu ką, į top 3 nepakliuvau, pritrūko 2 taškų. Surinkau 70 su viršų, Mindaugas 66 lygtais. Tai pirmam, kaip ir sakiau, gavau 0, nes ten biškį norėjau užsimesti posūkį po finišo ir apsisukau ir sudeginau, sakykime, turbūt kvalifikacijos gerą važiavimą. O antram, turėdamas 0, norėjau šiek tiek pabaigą suvažiuoti saugiau, nu, tai vat ir pritrūko kelių taškų. Tai nebepasisekė šiandieną, tai nu ką, treniruosimės toliau.